Liaudies etimologija širvintų vardą sieja su širviu. Taip anksčiau briedis, turint omenyje jo kailio spalvą, vadintas briedis ir miesto herbe. Gal todėl čia mėgstamos ramios, žemiškos spalvos. Tradicinių juostų audėja, tautodailininkė Dalia Taparauskienė, vienintelė, aktyviai šį amatą, meną, kūrybinę saviraišką puoselėjantį Širvintų krašte, su ką tik išvardintomis sąvokomis savosios kūrybos netapatina. Kai prieš 100 metų juosta žmogui buvo praktinis poreikis, taip dabar jai vidinis, sako. Ko gero, juostos tai nebuvo kažkoks senais laikais menas, ar tai dar kažkas, tiesiog buvo audžiamos iš to, kad jų reikėjo ir karstą įleisti į kapo duobę, jų reikėjo ir pasirišti, jų reikėjo ir arklį kažkada tai supančioti ir dėl to jos buvo audžiamos. Dabar jos jau gal ir prarado šiek tiek tą funkciją kaip naudinga, bet jos vis rišamos Dzūkijai, tai jau čia būtinai prie tautinio kostiumo. Mūsų krašte Aukštaitijoje yra daugiau kitokios juostos, bet aš kadangi jau audžiu, tai aš ir būtent prie savo kostiumo naudoju savo austą juostą. Besidomėdama juostomis, tautodailininkė aišku ieškojo Aukštaitijai, konkrečiai Širvintoms būdingų raštų, spalvų, rado. Nes tik iš pirmo žvilgsnio visos juostos panašios, bet kiekviena su savojo krašto žyme. Ypatingai tai matosi spalvose. Kada juostų spalvose, nes yra, pavyzdžiui, Širvintų krašto yra tam tikros spalvos, tokia gelsvai rusva, ir būtent tai yra Širvintų krašto juostų spalva. Neryškios. Aš taip paprastai mėgstu ryškės, nes man pačios gražiausios yra Lietuvos trispalvės spalvos. Taip geltona, žalia ir raudona, tai ir matosi mano juostose. O raštai tai kiekviena audėja pasirenka savo. Netgi aš manau, kad ir senais laikais, kad ir mažai lietuviai keliaudavo, bet jie atsiveždavo iš kitų šalių kažkokios tai juostos raštelį, perkeldavo ant šitų juostų ir labai džiaugdavosi audėjus. Nes kiekviena audėja norėdavo atrasti kažką savito, kažką naujo. Ir tie raštai vis guldavo į lovatieses, į audeklus ir į juostas atitinkamai. O noras austi, šypsosi Dalia, atėjo nei tikėtai, nei planuotai. Ir nieks čia pas mus neaudė, nebuvo čia tokios mados, kad kažkas austų. O aš, kadangi labai vaikystėje sirgau, mane išvežė į sanatoriją, o sanatorijai buvo, aš jau dabar aišku neatsiminsiu, tokia mokytoja dailę mokė ten. Ir jinai audė, jinai mane pamokė austi. Ir aš per tos kelis mėnesius išmokau austi, parvažiavus namo, aš šiek tiek pabandžiau austi, tikrai man pavyko. Ir aš pamiršau 30 metų. Po 30 metų tiesiog atėjo noras ir pabandyti. Ir aš jau buvau primiršus, bet kas yra įdomu, kad rankos nepamiršo. Ir vėl pradėjau. Kadangi senosios apylinkių audėjos jau kadais audžia Anapilyje, Daliai teko neaprėpiamas veiklos laukas, juolab kad juostos atgimimas akivaizdus. Labai madinga ir padovanoti, būtent labai dažnai ir gaunu kartais užsakymą su vardu. Pavyzdžiui, ten kokie Janinai 30, ar Petrui 50. Tokį, būtent, kad būtų su vardu, būtent šitam žmogui skirta, ne tai, kad ten sveikinam ir tiek. Tokias gaunu užsakymą. Man dar labai patinka pačiai, kadangi aš esu iš Drūžų kaimo bendruomenės ir pirmininkė su Drūžų kaimo bendruomenės, tai aš turiu tų juostų Drūžų kaimo bendruomenė išaudus, kur reikia mes reprezentuojam savo bendruomenę, turiu ir kaimo juostą, turiu ir bibliotekos juostą. Vienu žodžiu, kad reprezentuot savo kraštą, tai pasirenku juostas. Ir kartu, aišku, tada gaunasi taip, kad ir reprezentuoji ir savo kraštą, kur išvažiuoji. Tai ir juostas. Meditacija audimo, kaip dabar įprasta vadinti bet kokiam pomėgiui skiriamą laiką, Dalia nevadina. Greičiau jau pakankamai įtemptų galvojimų, kokia juosta bus, kokie siūlai reikalingi, ar įmanoma taip padaryti, kad niekur kitur nebūtų tokios pat. Rašto ieškai tokio, kurio
dar nematė niekas, norisi tokį susirasti, kad tavo juosta būtų vienintelė, už tai, kad jinai ir yra vienintelė. Tokia. Įmanoma, tai susirenki raštus kažkokius kitokius, tokius, kokių niekur nematėjai ir padarai tokią juostą. Nors aišku, kartais kyla tokia mintis, kad norisi tokios pačios, kaip pavyzdžiui, ir čia pas man yra išaustų, 19 amžiaus pabaigos norisi juostos. Jos jau niekur nerasi, tai paimi ir išaudi. Tautodailininkė neatsitiktinai vilki tautinį kostiumą. Negana to, jis pristato ne apskritai Širvintas, o dar mažesnę, dar savesnę Družų kaimo bendruomenę. O su šio kostiumo kūrimu išsivystė ir kita dailiųjų amatų meistrės veikla – riešinių mezgimas, juk prie tautinio kostiumo jos mūvėtos labai dažnai. Kai mes bendruomenėje jau pradėjom čia organizuoti kostiumus tuos ir mums reikėjo riešinių. O tada man ir kilo mintis, reikiagi visiems kostiumams numegzti riešinės. Pirmiausiai ten numezgiau, o paskiau jau nuėjo tiesiog. Ir ten nuvažiavom, parodėm, ir ten nuvažiavom, parodėm, ir tiesiog jos atgijo. Dalia Taparauskienė, nori įrodanti visuomenėje audimo amato grožį, pastebi, kad labai jau nebedaug šiuo metu pasiryžtančiųjų įsipareigoti tokiai misijai. Aš dar kartais vedu edukacijas būtent juostų audimo. Kažkas užsikabina, bet labai mažai. Iš tikrųjų, tai čia yra didelis darbas ir prie jo reikia pasėdėti, reikia intensyvus darbas. Ne tai, kad ten, pabandysiu. Jeigu pabandėjai, tai neišeis. Dažniausiai reikia pabandyti ir toliau dirbti. O kažkaip dabar skaitmeninės šitos technologijos, tai pagadino šiek tiek vaikus šitoje etniniai kūrybai ir jie sunkiau nori tą daryti. Aš pati turiu anūkytę, 10 metų ir labai sunkiai aš ją moku, bet stengiuosi. Vadinasi, palikimas bus įteiktas. Ir gal po 30 metų anūkė lygiai kaip ir močiutė prisimins, ką gebanti. Vilties yra, juokiasi. Taip, ir aš negalvojau, kad aš ten 5 ar 6 klasėje būdama, kad aš ten kažkada darysiu kažką. Aš tiesiog net nežinau, kodėl taip atsitinka, ateina tas noras, kadangi aš visą laiką kažką norėjau daryti, tai aš nesėdžiu taip ramiai, tai kaip aš sakau, iš vienos bėdos į kitą. Ir mano bėda tame, kad aš į viską neriu stačia galva ir su dideliu įkvėpimu. Aš nemoku, bet kaip ir todėl. Man viena juosta nausti tai yra 0, man reikia 10 iš karto. Kaip ir ne viena riešinė, o 10, 15, o tada aš jau laiminga. Širvintų žemė pilna atradimų. Kaip kitaip pavadinsi Editos Gilės užmojį atkurti 13-14 amžiaus istorinius Kernavės didikų kostiumus. Edita pasakoja, kad prieš keliolika metų 2 šeimos, jos ir jos brolio, įsikurdamos vaizdingame Širvintos upės slėnyje, jau turėjo viziją steigti edukacinį centrą ir patyriminį muziejų Vikingų kaimas. Taip ir padarė. O Kernavės didikų istorinių kostiumų rekonstrukcija – vienas didžiausių gyvenimo projektų, pareikalavęs daugiau nei 3 metų nuoseklaus darbo. Realiai gyvenimo projektas, todėl kad tai yra savanoriška veikla, o prieš 6-7 metus kilo mintis, kad patyrinėti ir sukurti kostiumus, kurie reprezentuotų mūsų Širvintų kraštą, mūsų Širvintų krašto perlą, Kernavę. Iš ko tai galima būtų padaryti, aš nežinojau, bet jeigu aš būčiau žinojusi, kiek reikės visko padaryti, turbūt kaip ir daugelis kitų net nebūčiau bandžiusi. Bet istorinius kostiumus esu bandžiusi, nes turiu ir siuvėjos, ir siuvinėtojos amatą, esu baigusi dailės pedagogiką, kas leidžia iš tikrųjų suprasti ir ne istorinio, bet apskritai kostiumo struktūrą ir netgi technologinius procesus, kaip jie yra gaminami. Ir tas rankų siuvimas darbas, kas pagrindą sudaro istorinio kostiumo kūrime, iš tikrųjų irgi turėjau įgūdžius tai padaryti. Per tuos kelerius metus juokauja, neakivaizdžiai baigusi ir archeologijos, ir istorinio kostiumo, ir Lietuvos istorijos kursą. Didžiausia sėkmė, kad šiuo projektu patikėjo istorinių rekonstruktorių bendruomenė, įvaldžiusi įvairius amatus, nes visi daiktai, kurie čia sukurti, gausios komandos darbas, kuri neabejojo,
kad tai bus proveržis istorinio kostiumo rekonstrukcijos istorijoje apskritai. Kernavės muziejaus paskatinta pasitikėjimu ir konsultuojama ėmiausi šito projekto. Kartu prie manęs prisijungė Martynas Švedas, kuris yra taip pat rekonstruktorius ir labiau, tarkim, yra ir odininkas, kad jisai rekonstruoja ir kovas, ir amatą. Ir mes kartu pasikonsultuodami ėmėmės įgyvendinti etapais. Ir pirmas, žinoma, sudėtingiausias ir ilgiausias laiko užtrunkantis susipažinti su radiniais, nes istorinį kostiumą rekonstruoti reikalinga tam tikra metodika. Mes dar pakvietėm ir bendruomenę susitikti ir padiskutuoti. Ir kai prisijungė virš 60 žmonių, įvairiausių muziejininkų, archeologų, profesorių ir iš įvairiausių kitų Europos miestų, lietuvių mylėtojų, tai supratom, kad tas projektas iš tikrųjų yra reikalingas. Rekonstruktoriai buvo suplanavę įgyvendinti 4 kostiumus. Vienus rinkosi tik tai iš Kernavės radinių, bet mokslininkams šie atrodė per kuklūs. Tada išsiplėtė į Vilniaus apskritį. Kad įsivaizduoti, kur yra skirtumas ir kodėl, tarkim, mokslininkai sako, kad jisai egzistuoja, tai kaip pavyzdį yra mano rankoje, va čia yra pati didžiausia įmanoma rasta Kernavės segė, kur yra tikėtina jau susekti tokį viršutinį rūbą, greičiausiai apsiaustą, o tai yra segė, kuri vadinasi mažoji segė, rasta Stakliškių lobyje, kur yra mūsų LDK diduomenės papuošalai sudėti, tai vienas prie kito sudėjus, tarkim, vyrišką segę pasipuošti, skirtumas yra ne tik, kad skirtinga medžiaga, kur yra vario lydinys ir kur yra sidabro lydinys, bet ir jos dydis, masyvas. Tai dėl to mes tuos kitus 2 kostiumus išplėtę teritoriją galėjome jau papuošti išskirtinai gražiais elementais. Tam, kad padaryti kažkokį tai darbą, kūrinį, nes visi tie dalykai buvo gaminti specialiai tam projektui, reikėjo ne vieno ir ne 2 bandymų. Tai va, tarkim, Martynas Švedas, mano partneris šito projekto, jisai pagamino, man rodos, 10 ar 12 tašiukų, va tokių diržakrepšių įvairiausių, kad mes galėtume visam kontekste išrinkti tuos, kurie geriausiai atskleistų mūsų gyvendinimą ir tuo pačiu, kad tai yra kiekvienam amatininkui yra iššūkis, nes bandoma yra atkurti technologijas iš radinių ir visą tai padaryti rankomis. Ir ieškoti, kur yra galima žaliava, kiek įmanoma autentiškesnė, pavyzdžiui, kad yra rankų dirbimo oda, ne mechaninė, minkštesnė. Taip pat, kaip matot, kad čia yra padarytas tašiukas su 2 skyriais ir jisai va toks, koks jisai yra rastas valdovų rūmuose iš to pačio laikotarpio. Mano rankose, pavyzdžiui, yra apgalvis. Taip vadina apgalvių. Iš tikrųjų, aš jį labai noriu vadinti vainiku. Jisai yra skirtas užsirišti ant galvos ir mano hipotezijai aš laikausi, kad tai buvo papuošalas, kuris yra jau ištekėjusios moters, nes visose apgalviuose, kur yra čia sidabrinės ir paauksuotos plokštelės, dažniausiai dominuoja vaisingumo simboliai. Ir jie yra išskirtinai moteriški papuošalai. Aš laikau rankose, norėdama pasakyti, kad mes bandydami įgyvendinti projektą susidūrėm su tuo, kad net ir šita juostelė, kur yra suvyta iš 50 kaladėlių, mes neradome Lietuvoje žmogaus, kuris galėtų įgyvendinti mūsų šitą sumanimą, kad tokio tankumo juostelė galėtų nuausti. Ir mums pavyko atrasti Lenkijoje ir Lenkijoje užsakyti. Tai iš tikrųjų, kai kuriems sumanimam įgyvendinti reikėjo įvairių įdomių ir kūrybiškų sprendimų ir kartais pažinčių arba sėkmės. 4 kostiumams sukomplektuota per 50 aprangos vienetų. Aukštą didiko statusą liudijančios detalės, audiniai, aksesuarai.
Kokybės kartelė buvo iškelta maksimaliai. Kernavėje rastas diržas, tiksliau Kernavėje rasti tik fragmentai diržo, o mes pagal analogus Europoje atradom ir sudėliojom kompoziciją. Čia vadinasi tie metalinės dalys iš žalvario yra apkalėliai. Kiekvienas apkalėlis, jeigu įsižiūrėjus, jie yra ne tik tai sferiniai, bet jie turi ir ornamentus ir tie ornamentai be galo yra detalūs, yra priknėdyta dailiausiomis rankų padarytomis knėdėmis ir visus šitos dalykus. Bet koks elementas jau sako, kad tai yra puošyba, o žmonės iš tikrųjų puošdavosi tik tai norėdami demonstruoti savo galią. Tai iš tikrųjų mūsų ambicija atkurti didikus, kas iš esmės miestelėnus turtingus, kuo Kernavė, viduramžių Kernavė yra išskirtinė, mums uždavė toną, kad tai yra ir tikrai didelio finansinio įsipareigojimo arba apimties biudžetas. Labiausiai norėjom parodyti ir išsklaidyti tą mitą, kad lietuviai buvo vaidilutės lakstančios po laukus, kad tai yra mūsų ta pagoniška lietuvybė, bet iš tikrųjų tai buvo ir didikai, kurie buvo tokie pat puošnus, tokie pat turtingi kaip ir Europoje esantis diduomenės. Žmonėm labai patinka tie kostiumai ir mes būdavo, kad mes juos aprengiam, kad parodyti, pademonstruoti. Ir jie dalinasi, kad tai yra ir labai patogus ir puošnus. Ir tai yra puikia alternatyva turėti drabužį, paminint įvairiausias istorinės šventes, kaip savo LDK tapatybės dalį arba mūsų tą dalį autentišką ir su tais drabužiais, kurie galėjo nešioti ir prieš 1000, gal net ir dar prie kažkiek tai metų čia gyvenantys žmonės. Edita didžiuojasi, turinti pačius gražiausius darbo drabužius. Jie tai išsamus pasakojimas apie žmogų. Kas labai yra svarbu istoriniam kostiume ir kas pasimiršta iš tikrųjų žmonėms, tai buvo vizitinė kortelė. Tai yra tai, kaip tu apsirengęs, apie tave gali pasakyti, kas tu toks. Tai pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš dėviu suknelę, kuri neturi kažkokių labai prabangių, bet jinai yra iš kokybiško svilnos, kur jinai ganėtinai yra minkšta, jinai yra dažyta ir dažyta melina, o tai reiškia, kad tai yra indigo ar melžolės, ko čia pas mus neužauginsi, tai reiškia, kad netokia aš ir, kaip sakant, neturtinga, ganėtinai pasiturinti ir taip pat yra kiti elementai, kurie apie mane kalba, kad yra ir kapšelis, nes turiu turėti ką susidėti, greičiausiai pinigus, ir peilis, kurį turėjo nešioti tiek vyrai, tiek moteris, ir tai yra viena iš dažniausiai atrandama kostiumų dalių. Kostiumas – tai informacija, iškart nurodanti, kuris žmogus iš vienoje aplinkoje esančiųjų yra svarbiausias. Pristatant Kernavės didikų kostiumus, išleistas parodos leidinys, sudarytas taip, kad būtų įdomus net nesidominčiajam istorija. Pirmoji daly papasakojam, kaip iš kiekvienos profesijos galima skirtingai matyti, kaip atrodo ta diduomenė. Nes vieni remiasi labiau istoriniais šaltiniais, kiti remiasi labiau ikonografijom, manuskriptais, kaip yra vaizduojami istoriniai kostiumai, o kiti, žinoma, remiasi radiniais. Antroji daly mes pristatėm kostiumų kūrėjus. Yra mūsų visa komanda, kuri iš tikrųjų kalbinom ir dalinosi, kodėl ir kaip atkūrinėjo tas detalės. Ir vieni iš jų dalinosi, kad reikėjo viso savo gyvenimo darbo, virš 20 metų, kad jie galėtų įgyvendinti tuos sumanymus šiam projektui. Čia yra kostiumų katalogas. Tai šitam kostiumų katalogė mes turime 4 kostiumus. Mes iš tikro stengiamės čia aprašyti ir kiekvieną daikto, kuris buvo atkurtas, jį dokumentuoti, nufotografuoti ir pabandyti apibūdinti, kodėl jisai tam statusui buvo pasirinktas ir kuo jisai išskirtinai yra svarbus. Turime kitą kostiumą, antrą, tai yra Kernavės didikės. Tai mes matom tai, kad jinai
Iš tikrųjų, vat ką norėjom ir pasirinkom vieną moters kapą, pagal kurį atkurti, nes labai norėjome įtraukti unikalų Kernavės radinį, kuris yra adatinė. Jisai yra unikalus tuo, kad tokio tipo aksesuaras buvo rastas tik vienas Europoje ir Lietuvoje. Jisai, nors pati ta technika, kaip dekoravimą žalvario juostelio odos, jinai nėra reta, nes jinai ir Kernavėj, ir Vilniuje, ir kitose Europos miestuose randama ir, tarkim, peilių makštis yra taip dekoruotos ir jos atrodo gerokai puošniau, nes, tarkim, net palyginus paprasta ir padekoruota. Jis iš tikrųjų jau irgi skiriasi iš pirmo žvilgsnio, bet adatinė yra unikali tuo, kad jinai yra labai gausi, jinai yra dvipusė, jinai yra kabinama prie diržo ir jinai buvo rasta ir su audinio juostele, ir su adata įsmeigta. Ir yra trečias kostiumas, tai yra mūsų LDK didikas. Ir ieškojom atitikmenų, kurių negalėjom rasti Kernavėj, mes jų ieškojome ir lobiuose arba kurios palaidojimuose, kurie jau pagal archeologų manymą būtų priskiriami aukšto statuso žmonėms. Kas yra įdomu, tai tarkim irgi Kernavėje ir Vilniuje yra randami pirmieji batai arba apavas, kuriam siūti reikėdavo specialių įnagių. Tai reiškia, kad jau tai buvo amatas, kad tokių apavų negalėjo pasigaminti pats žmogus. Vienas dalykas, kad jie abu yra dekoruoti. Vienas iš jų yra dekoruotas vilnos siūlais, kitas yra šilku siuvinėtas. Tose detalėse iš tikrųjų buvo bandoma pabrėžti tas dalykus, kur jau galėtum žinoti, kuri ta auksinė kurpelė yra turtingesnė. Tie batai, kurie yra randami, jie neturi kairės ir dešinės pusės. Kad eigoje jie išsinešioja patys iš savęs taip, kaip reikia. Prisitaiko. Ir mūsų didikas turi ir žalius batus, žalią tašiuką ir jisai, kad yra svarbu paminėti, iš tikrųjų, ką rodo ir europinės tradicijos nuo Romos laikų keliaujančios, yra signetinis žiedas. Signetinis žiedas tai yra su ženklu. Pačioj pradžioj galimai jie buvo reikalingi žmonėms dėti antspaudus, nes jie turėjo patvirtinti ir autentiškumą ir dokumentuoti. Šitas žiedas tiksliai yra rastas Trakų pilyje, kur irgi buvo diduomenės židinys ir vėliau patapęs kunigaikščio rezidencija. Ir taip pat tai galėjo būti kaip statuso ir tarnybos ženklas, kad tas žmogus, kuris turi užsidėjęs tą žiedą, jisai parodęs kažkam, automatiškai jisai žino, kas tu toks esi ir kam tu priklausai, kokiai giminiai ir kokius interesus tu atstovauji. Mes irgi pasinaudojom tą informaciją dėl Venecijos šilkų ir jau parinkome jam iš apsiaustą kaip statuso ženklą iš šilko samito. Tai yra čia jau Lietuvoje tokių audimų ir audėjų tikrai sudėtinga būtų rasti. Mums pavyko jį sumedžioti Čekijos dirbtuvėse ir jame irgi yra pavaizduota ir tam europiniams motyvams būdingi tam tikri gyvūnai, ypatingai liūto simbolis, kuris iš tikrųjų yra ir atsikartoja ir kai kuriuose kitose mūsų radiniuose. Mes labai norėjome apsiausto, kuriame būtų pavaizduota ta žinutė, kurią mes atradom aprašymą kunigaikščio Algirdo palaidojimą, kuriame buvo parašyta, kad jis buvo palaidotas purpuriniu apsiaustu, papuoštu auksu. Tai mums tas santykis, kuris irgi, kad spalva pati iš savęs, drabužio spalva gali pasakyti tiek pat daug. Ir paskutinis mūsų kostiumas, tai yra LDK didikės. Ir mūsų didikė išskirtinė yra tuo, kad jinai turi papuošalus, žiedus, vėrinį, apgalvį, kas iš tikrųjų yra ganėtinai nauja. Tai yra tai, kad tie auksiniai papuošalai, kurie buvo paauksuoti, jie nesioksiduoja. Jie išlieka ganėtinai ryškus,
spindintis ir, pavyzdžiui, net tada, kai nešiojant apgalvį saulės spinduliai sklinda į papuošalą, tai atrodo, nu, va, tokia žėrinti karūna, stebuklinga, dieviška. Ir tikrai, vat, kaip ir viduramžiuose buvo laikoma ir manoma, kad aukso spalva yra dieviškoji spalva ir vat, stengdavosi pabrėžti savo dievišką spalvą per auksinius elementus, auksinės detalės, kas tai yra ir istoriniuose drabužiuose, brokatuose, gobelenuose, apsiuvuose, kas buvo importas, atvežtinis dalykas, automatiškai gerokai brangesnis ir auksas yra atvežtinis dalykas. Tai va, tai iš tikrųjų paauksavimas leidžia nešiojant turėti puošnesnį, ilgiau šviečiantį ir gražų papuošalą. Kernavės didiku galite tapti ir jūs gyvosios istorijos dienose. Kostiumai tam ir kurti, kad žmonės juos nešiotų. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.